klausimų kaip ir nematau. Nežinau, bet rodo nematau. Tai kaip ir atsakyta, dalį atsižvelgsim, dalį paklysim, dalį patikslinsim. Nes pati procedūra, tai tiesiog po viešinimo bus visos tos pastabos apžvelgtos, kaip ir dar kartą užsakovui pateiksim savo atsakymus. Taip pat ir pastabų teikėjui pateiksim atsakymus ir į tas, kuris nuspręsta atsižvelgsime ir pakoreguosime tiesiog sprendinius. Galima klausimą? Žinoma. Priežiūra atliks. Na šitoje pusėje, dešinėje pusėje, suprantu, jau rajonas yra. ne, čia visą miestą. Nes būna kartais su jais nesusitarėm, tai klausiu, gal dabar sutartas? Gal net asfaltą padarė, kaip susitarėm gerai. Ne? Savo laiku rajono teritorijai. Tai gal pagrindinis dalykas, ką KPD noriu jums pasakyti, kad tai bus milžiniška vizualinė tarša. Ir reljefo kai kuriuose vietose keitimas. Aš ten pamatau, jeigu šiek tiek va šitą paveikslą į viršų vadovą. Tai ir sienelės betoninės matau formuojamos, kas irgi nėra turbūt, kad leidžiama. Sienelės ten esame. Ne, ten jokių sienelių nėra. Yra. Ne, apačioje jos yra, bet jos buvo statant tilto suderintos ir taip toliau. Bet jos Naujos neprojektuojamos. taigi mėlynai nupaišytos betoninės sienelės. Ten vanduo. Nušvieta tas nusileidimas nuo tako, kas ten mėlyna. Jinai yra, bet jinai yra pakankamai tikrai neaukšta. Ir jeigu, kiek atsimenu dabar ir... Aš nežinau, kaip suderintis. Aš tiesiog sakau, Ne, čia yra ant esamo pylimo. Mes, sakykime taip, apsiriboju, yra esamas pylimas, esamas statinys, ant esamo statinio mes darome šitą taką. Jeigu kalbame apie esamą paviršių, jo priėjom prie esamo paviršių, kad mes sueisime su apdelsto žūru, kad nepakeltume iki metro ir rasime tą turbūt pusiausvyrą. Šitoj vietoj, jeigu mes jau apie tą vietą kalbame, kad eisim su žūru, ne, nes čia pakelta iki metro, tai reiškia šitoj vietoj ir ažūras. Tai dingsta ir ta sienutė, bet kokia būtų jinai minimali sienutė indėlis. Man primena Ukmergės atvejį, kai ant Piliakalnio va tokią kažką panašaus pastatė. Ir tai čia tiesiog pastaba. Kritikuoja Ukmergės, Piliakalnį, tik tai tiek, kad niekas nepaskaitė, kam Ukmergės Piliakalnį darė būtent pandusą. Kam jis buvo skirtas? Jisai skirtas neįgaliesiems. O neįgaliesiems, tai va čia ir viskas ir eina. Tai sako... Tatalį nelegalus, nesuderintas su kodėl. Aš abejoju. Paskui skandalas, aš žinau šią atvejį. Skandalas kilo ir... Jeigu jūs atsiversite duomenų bazę... Dėl KPD pastabų, tai tikrai nebuvo kažkokių tokių, kaip jūs čia minėt, milžiniška tarša ir panašiai. Ne, nes neturėjo jokių... Turėjo viską ir atsižvelgiam į jų pirminės pastabas tikrai. Tai projektuotojai suderinti detalės, tai Tai čia... nebijokite, projektas nebus suderintas, viskas bus suderinti ir rasim bendrą sprendimą. Klausant šitą žmogaus, tai KPD jums bus visus tam. Iki šito viešinimo vyko ne vienas susitikimas, kuris yra ir už protokoluotas ir šis klausimas buvo pristatytas ir nagrinėtas. Dėl vizualizacijų buvo apsispręsta būtent eiti šitų keliu, kaip dabar ir yra pristatoma. Vizualizacija yra atskiras, kaip pasakyti, vaizdas, kuriam parengti taip pat reikalingi resursai, terminas, užduotis, visa kita. Tai dar kartą... Objektas yra labai svarbus, labai matomas bus iš visų Alytaus kraštų, nes yra Nemunas, bus labai matomas dalykas. Suprantama, niekas nedraudžia vizualizaciją, neapsprendžia sprendinių neteisingumo arba teisingumo. Tai yra tiesiog vaizdas susidaryti vizualiai. Galbūt mes, kaip ir sakėm, diskutuokim, labai ačiū už jūsų teikiamas įžvalgas, pastebėjimus ir tai netrukdo mums ir žodžiu. Ne, tai... Gaila, kad tiek mažai žmonių dalyvauja. Net aš nepastebėjau, kad yra toks dalykas, bet tas gal manęs tiesiog nežinojo. Viešinimus vietėm visus, tai tikrai nieko Feisbuke neslėpėme. visur tikrai labai esam dėkingi Tai va, už tai... tą viešą.
atgal. Sugrįšim, atsiprašau. Dieve. Tai klausimas. Iš kur mes tą žmogų paėmėm? Tai va, taip, tai va būtų smagu, kad būtų vizualizacija, kurio ir KPD paprašė. Na, žinau, kaip valstybinės institucijos dirba vienas su kita, tai jeigu reikėsim perdaryti viską, tai suprantate, gražiai. Kultūros paveldas Užsakovas turbūt nurodys dalyvauja. normatyvinius dokumentus, kuriais vadovaujantis reikės pateikti ir matysim, kad jie yra būtini, kitu atveju nesuderins, tai tada papildomi susitarimai su projektuotoju ir greičiausiai juos pateiksime. Šiandien dienai kol kas tik yra pastabos be jokių normatyvinių dokumentų, nurodant, kokiais vadovaujantis teikiamos pastabos. Tai į jas atsižvelgsime ir lauksime sąlygų iš kultūros paveldo departamento. Ir tose sąlygose aiškiai bus nurodyta, kokiais normatyviniais dokumentais vadovaujantis bus reikalaujama kažkokį kitą darbo Su jumis sutinku, tiesiog jums gražiai parašė, kad jums reikėtų dvigubai perdaryti. Taip. Aš norėjau pasiteirauti, ar teisingai suprantu, kad čia antrą kartą vyksta viešasis svarstymas šio objekto. Viešas svarstymas vyksta pirmą kartą, kaip ir buvo minėta, buvo parengta vienokie, susitikimuose dalyvavo KPD atstovai, kurie buvo keisti pagal gautas pastabas. O tai susitikime su KPD buvo tie patys išsakyti jų argumentai? Ten matot, kiti sprendiniai visai buvo, ta prasme, kitaip išvingiuotas pats takas, tai buvo ten apskritai dėl apšvietimo stulpų, tai nutarėm, kad reikia į turėklų sudėti. Dėl spalvų. Dėl spalvų. Aš dar norėčiau, kad truputėlį, jeigu galima, čia jūs vis sakė, derinsis, atžvelgsit, gal galima konkrečiai čia išdėstyti, aš irgi turiu KPD šitą raštą, sakykit, prašau, gal labai trumpai direktorius galėtumėt pasakyti, į kokius konkrečiai bus atsižvelgta dabartinius pastebėjimus. Projektuotojas turės pateikti viešojo susirinkimo ataskaitą, jinai bus vieša, tai galėsite ten irgi pasižiūrėti, kas bus pakoreguota, ką tik atsakyta ir panašiai. Ten plotį mažinsit, kiek suprantu, ar ne? Pirminiuose sprendimuose buvo plotis numatytas 3,5 metrų, tai iš karto atsižvelgėm į kultūros paveldo departamento atstovų pastabas ir sumažinom iki 3. O dabar dar mažinsite, ne? Iki 3 ir liek. Bet čia yra visi jie koreguotini, sakot, galima į juos atsižvelgti, ką siūlo KPD. Tai ką aptarėm į kai kuriuos, atsižvelgsim į kai kuriuos, ne? Atsakys į visus klausimus. Kiek atsižvelgs į vieną ar į kitą, tai bus aišku jo atsakymo metu. O kuriuos, taip jūs sakote? Nu tai nesižvelgsim į tai, kad siūlymas neprojektuoti pėsčiųjų dviračių taką, o tiesiog užlipimą. Tai žinot, tas užlipimas būtų 1,20 m pločio. Tai kur atvažiavus su dviračiu ką vestis tą dviratį, bet jeigu tarkim, kažkoks važiuos žmogus su neįgaliojo vežimėliu, kaip tada su tuo dviračiu ten ar prasilenkt, ar už turėklo kelt, už turėklo, ką daryti. Nu, čia gyventojams, kurie turi neįgalumą ar mamos su vežimėlius, tai tikrai svarbus toks. Tai turbūt aktualus visiems. Tik tai tiek, kad būtų viskas. Tai pačiai dviračių bendruomenė ir tiem patiem pėstiesiems visiems, nes, nežinau, kas leidotės dabar, tai aišku, tie laiptai nepatogus, bet jie yra ir, nežinau, kiek vaikščiot, aš ten netoli gyvenu turbūt, ir kolega patvirtins, kad leidžiantis arba kylant tokiu statumu yra per siaura, nes jautiesi nesaugiai. Norėtųsi platesnių, norėtųsi turėklo, norėtųsi kažko. Tai esama situacija tikrai labai aiškiai parodo, kad nešneku jo apie dviračius arba mama su vežimėliais ar neįgaliuosius, neįmanoma iš vis užkilti ar nusileisti. Kada prasidėtų statybos, kiek tai kainuotų iš tų Tai pinigų? pabaigiam projektą. Ir dar nesuprojektavo, žiūrėkit, keičiasi sprendiniai, tai sunku kalbėti apie kainas, nes dar neaišku, kas keisis, kiek keisis pločiai, aukščiai, giliai ir taip toliau. Tai dabar pabaigsim viešimo procedūrą, užsibaigiam projektą, tada atliekam projekto ekspertizės, gaunam statybą leidžiantį dokumentą ir aš manau, kad kitų metų rudenį galėtumėm galvoti apie darbus. Finansavimą turim. O kiek tai kainuotų? Tai dar sunku pasakyti, dar neturim Kai bus projektas, bus aišku, ribotos kainos nustatymo dalies nieko. Patvirtino finansavimą miestams, kurie pasitvirtinę dienų žydumo planus. Kurie nepasitvirtinę. Ir pasitvirtinę, ir nepasitvirtinę, kurie nepasitvirtinę gavo mažiau, kurie pasitvirtinę gavo daugiau. Šitą dalyką žinau, tai pinigų bus dviračių takam ir visiems gerai. Todėl čia dviračių takas Čia ne tie pinigai, bet mes jau Iš Europos Sąjungos lėšų. Pagal STRs, aš kiek atsimenu, negali būti ant pėsčiųjų ant dviračių takų kliūčių arčiau kaip kiek ten metrų? 0,5 metro sudėtingose situacijose iki 25 cm. Tai čia dėl to, kaip ir minėjau, anksčiau ir yra.
Ar atitinka altitudžių skirtumus nuo, tarkim, nulinės tam prie tako iki užkilant prie laiptų? Tai yra parengtas to panduso širdinis profilis, brėžinys ir ten viskas labai aiškiai matyti visi aukščiai Aš nuolydžiai. manau, kad taip negali būti, tiesiog su vežimėliu. Gal taip atrodo, bet vat matot raudoną liniją, čia yra projektinė linija. Bet ar gali tokio jei, tai tada galima gal pagrindinį brėžį. Taip, tai mažinant vizualinę taršą reikėtų šitą dalyką simetriškiau padaryti. Man, kai šiek tiek tą OCD turint, aš jau matau, kad čia man akis skauda. Šiek tiek. Matot iš viršaus, tai jūs gal to pačio objekto nematysit, nebent gal... Ne, tai bet visi aplinkui, visi tilto einantį matys šitą dalyką. Ir iš vieno ir iš kito pusės labai Nemunas ir labai didelė apžvalga. Tiesiog matysis ir Dainų slėny, labai visur matysis. O manau, kad čia paslinkus šiek tiek... Čia skonio reikalas, čia matai gražu panašiai. Ne, čia... Matot, dar bus reliefai, dar bus apšvietimas, tai ten žinokit, jūs nieko nepastebėsit, o važiuosit su dviračiu ir džiaugsitės. Aš apie simetriškumą, kad būtų neužbrangint, jeigu mes simetriją darysim, vadinasi, mes didinsim kainą, dėsim pandusą kuo tolyn, kuris bus nuliniam aukštyje, simetriją bandysim išlaikyti, tada, kaip ir sakė, didinsim vizualinį tirštumą ir taip toliau. Ir tas mato Lino miesto atvažiuojant gatve, neatsimenu kokia gatvė, kai pakirto medžius ten, tai labai gerai viskas matosi. Kauno gatvė? Ne, kaip ir matosi nuo kitos pusės Nemuno, kur dabar naujas dviračių takas, ir bus nuėjęs labai stipriai matosi, ir nuo šitos pusės dviračių tako, ir dar nuo gatve atvažiuojant mišku, irgi ten pakreisti medžiai, ąžuoliukai keli palikti, tai irgi tiltas labai gerai matosi, ir apšvietimas, ir viskas, tai šitas dalykas labai stipriai matysis. Aš sutinku, kad dėl apšvietimo reikia dėti į tuos vadinamus rankogalius, nes tie stulpai labai ten blogai būtų, bet šiek tiek pastumti kelis metrus į vieną pusę, manau, čia tikrai jums nekiltų didžiulių problemų. Pasižiūrim, tam trečią, gal tikrai ten kažkaip biškai simetriškiau biškai. Čia iš principo viskas atsižvelgta į nuolydžius ir ilgis yra pagal nuolydį. Ne taip dėliojame, o pirmą, kaip sakant, pasiemame tako ilgį, nuolydį, ilgį ir tada... Žiūrėkit, šitą kampą, jeigu mes čia biškai patrauktumėm, tai pailgėtų atstumas ir tada tas nuolydis būtų mažesnis, galėtumėm biškai traukti. Bet tada kitoj pusėje. Ne, bet čia visur viską paliekam. Tiesiog šitoj vietoj sumažėtų išlyginis nuolydis ir viskas, nes išdidėtų atstumas ten keliais metrais. Didelio atstumo. Tai tiesiog šitą viršūnę čia kažkur padarom ir viskas. Pasižiūrėkit, jo, spindulius, pažiūrėkit, palaužykit biškai, čia tasą pakeisti, nes... Čia labai nedaug ir trūksta. Jo, aš net ir ant šilkinio, kad labai nepabėgtų. Čia yra gerai žiūrėta, kad neišsikeltume, kuo mes einame toliau nuo šlaito, mes tengiamės kuo arčiau šlaito, išlaikydami stengdamėsi minimalų aukštį nuo šlaito. Ten biškai pakoreguokit, kad tikrai gali būti, kad nuo tilto kažkaip biškai matysis ir gal tikrai gali nelabai kaip ten ir atrodyti. Čia labai nedaug iš tikro trūksta, ar ten kokį metrą gal ar kiek ir... Kur yra laiptai, nuo panduso yra laiptai į tiltą, ne, į prietiltį, turbūt kad. Taip, dabartiniai laiptai, suformuoti matau yra nauji laiptai. Labai keistai, kelios salelės pačioje pradžioje, paskui salelių nėra. Gal galima kažkokias tas salelės palisėti žmonėm simetriškai? Jie taip netitinka reikalavimų, jie iš principų yra padaryti tam, kad ne visiems būtinai turbūt eiti vien per tą pandusą, tai čia laiptai jie netitinkantis ir buvo prisitaikyta prie esamo šlaito. Užtat ir gavosi salelės kažkur tos, kai kur jų nėra, ten gal vertingos savybės tas šlaitas, tai... Čia iš principo visai nebuvo net žiūrima, kad taikomas prie esamo šlaito. Gal mano noras, turbūt kad ir visų kitų būtų žmonių noras, kad šitas dalykas visas atrodytų kaip tilto tąsa statybos. Ne nauja statyba. Tarkim, ateina turistas ir pamato šitą objektą, kad būtų suderinta spalvinis dalykas, atramos, rankogaliai su tiltu.
Čia atsakysiu. Ne, Tai diskutuokim. aš šiaip jau tą... Aš, pavyzdžiui, jeigu tas Buvo vienas jau susirinkimas ir buvo pradžioj architektė paprieštaravo, kad būtų derinta prie tilto. Tik tai čiut jinai pasiūlė tą spalvą, kad šviesesnė arba tamsesnė, kad tiltas būtų vis dėlto akcentas. O takas truputį jau į šoną, bet ta spalva būtų artima tilto spalva. Ten yra stendas apačioje parašyta, kad išsaugoti iki sodo yra, o medžiai apauga, parodyti dešinį, bet negali pamatyti iki savo. Tai nes šitą teritoriją čia tokia, nes čia piliakalnis yra, prie pat yra ir turbūt, kad niekas iš valdžios nežino, yra fortas už 10 metrų, už 20 metrų išlikęs. Vokiečių batarėja, tokia fortas.